Na ką, norėjau pasidalinti savo ketinimais, planais, pakviesti tave į sesiją. 10 sesijų. Sveikas, bet parašyk, prašau, ar matausi, ar kryčiuosi, ar viskas gerai. Sveikas. Kas šiandien dubliuoja. Bet labai didelis rautas, tad keliaukime į save. Įsitaisyk patogiai, atpalaiduok kūną. Išreišk ketinimą lengvai ir paprastai ir tikslingai, priimu tik tyrą, tikslingą, reikalingą šiuo metu mums informaciją. Pasikvieskim savo subtiliuosius mokytojus, vedlius. Apsijunkim kūrėjo kvantinėje sąmonėje, susijungę su savo didžiąja sąmonė. Didžioji sąmonė yra ir absoliuto sąmonės dalelė, kūrėjo sąmonės dalelė. Apsijunkime, srautas šiandien didelis, stiprus. Ir apsispręskime keliauti į savęs patyrimą, į susiliejimą, į bendrą kūrybą. Iš tos ramybės, darnos, atsipalaidavimo, lengvumo būsenos Archangelas Mykolas dovanoja mūsų šios dienos erdvei tikėjimo, pasitikėjimo, saugumo skraistę. Iš pakitusio aš susitinku bendroje erdvėje savo subtiliuosius mokytojus. Mūsų sąmonės žino savo vietą toj erdvėj. Išskleidžiu savyje tyrumo srautą. Tiesiog perdengia tyrumo srautas mūsų bendrakūrybos lauką ir iki pat žemiškos erdvės. Per pėdas spinduliuoja tą tyrumo srautą. Dar noriu jūs įvesti į tą būseną, nors liepia mažiau kalbėti ir išskleisti savo tą naują absoliuto dalelės branduolio energetinį virpesį, kuris vakar buvo kartu su bendražygiais aktyvuotas naujos visatinės realybės erdvėje. Bet dar jaučiu, kad norisi susistyguoti. Nusiteikim, kad esam priėmime ir leiskim viskam vykti. Tavo užduotis, kuo labiau atsipalaiduoti, kvėpuoti sąmoningų sujungtų kvėpavimų,
būti kūne, girdėti ir vis labiau atsiverti per tą lengvumą, tikėjimą, dėkingumą. Pajaus, kaip susilieja su savo subtiliuoju baziniu mokytoju. Ir visai nesvarbu, kas jisai yra šiandien, kuo vardu, svarbu, kad leistum jam paruošti tavo širdies erdvę. Visa, ką aš darau, tai atsiverimas tau viešpatie. Sako, kad jau įvyko tam tikra absoliuto energijos dalelė aktyvinasi mumise, apsijungia. Ji visada ir buvo, tiesiog šiandien labiau suspinduliavo. Nieko nesureikšminkite, išlikite paprastume, atvirume, lengvume. Priimkite šį dievišką palaiminimą su dideliu dėkingumu, tikėjimo, pasitikėjimo, energija. Žmonėse nuolat vyksta vienokios ar kitokios aktyvacijos. Tai kai mūsų dėmesys yra kitur, mes to nejaučiame, o kai kurie ir jaučiate, kai mes apsijungiame, kai jūs apsijungite savo aukštesnios sąmonės dalimis, sukūrėte tam tikrą didesnį, stipresnį, tikslingesnį, tyresnį energetinį lauką, papildydami, įliedami į vienas kitą tam tikrų naujų kodų. Grupinės meditavimas vyksta kitoks, jis sukuria tam tikrą erdvę šiam dabarties momentui, kur susijungia savo vidinė jėga, savo vidinė raiška, sunešdami savo unikalumo pernus, jūs galite priimti tam tikrus kvantus, sukurti tam tikrą kvantinį matricos lauką, erdvę, kurioje subtilusis pasaulis gali labiau išsiskleisti, aktyvuoti tiek jumyse, tiek aplinkoje, nuleisti į žemę tam tikrus energetinius kodus, paduoti mintį, išskleisti tam tikras galimybės tam tikriems žmonėms, kurie yra pasiruošę, nors ir nedalyvauja jūsų bendroje meditacijoje. Todėl atsipalaiduokite, jūs jumyse gyva bendrakūrybos erdvė, yra sustiprinimą ir suvokimas, kad kuri ne tik dėl savęs, kad kuri dėl visumos ir esi tos didžios.
didžios galimybės atvėrimo lauko laidininkas. Todėl nei susimažink, nei išsipūsk, išlik savo tyrame paprastume, bendrakūryboje, nieko nelauk. Tai, kas turi būti išspinduliuota, tai išsispinduliuoja per tave sferiškai ten, kur šitie šviesos dažnio kodai turi ištekėti. Tiesiog vis labiau ir labiau atsiverk ir susiliek su tuo kvantinio lauko matricos sferomis, gijomis, išjausk tą šviesą, išjausk, kaip aktyvinasi tavyje tam tikros sąmonės dalelės, išjausk tą energetinį judėjimą ir vis labiau atsipalaiduok, plėskis. Be abejonės šitas procesas ir paliks ir tavyje tam tikrus energetinius šviesos laidus, kaip gijas. Todėl tegu būna ramus tavo žemiškasis protas, bet pastebėk karts nuo karto, kad eina per rankas didelis rautas, vyksta toks ištisimas, tiesiog kuria ko gero už visatinės sąmonės, net neina man sutelkti mąstymo, tiesiog laikau ašį. Jeigu jums anapus išsitransliuos kažkoks žodis, energija, gestas ar kažkoks judesys, veikite pagal vidinį vedimą, nes vyksta bendra kūryba. Kiekvienas susitelkite į tikslingumą savyje, į kryptį, į stuburą. Primenu, kad viskas vyksta iš tikėjimo pasitikėjimo energijos, iš tikėjimo pasitikėjimo naujo kvantinio lauko pamato.
e, žinojimą priimu kvantiniu protu, ar jį suvokiu ar nesuvokiu, tiesiog išreiškiu šį ketinimą ir atsipalaiduoju. Atsiveriu, vis atsiveriu, mano širdies erdvė šimteriopai išsiplečia. Vidinė širdies erdvė, tyrumas manyje, gyvas, esu gyva tyrume. Paleidžiu bet kokias analogijas, ieškant atpažinimo, kuriu naujai, kuriu ne iš praeities, kuriu ir priimu, vis labiau atsiverdama per lengvumą, tyrumą, dėkingumą ir džiaugsmą, e, pojūčio, suvokimo, išsiplėtimą, kad vyksta susiliejimas ir bendra kūryba dviejų pasaulių. Ir tikslingumas, tvirtai stoviu ant žemės kojomis, aktyvuojasi manyje, tavyje, mūsų žemiška valia, gyvybinė energija, paduodami resursai bendra kūrybai. Į bendrą kūrybą mes kiekvienas sunešame tam tikrus savo veiksmus, tikslus, kurie yra pakitę, todėl paleis prisirišimą prie to, kas stabdo, riboja ir kas jau yra pasenę. Anuliuojamos kai kurios gijos pas kažką ir išjausk. Kažkas pakito erdvėje. Tu ne tik gali būti visoks, kitoks, tu jau esi tam tikrų dalelių kintančio dėsnio visuma, kuri tam tikro magnetizmo principų, tam tikrame kvantiniam taške išskleidžia tarsi kaip magnetinio dėsnio principų, pritraukia tam tikras galimybes, tam tikrai vidiniai būsenai, vidiniai kūrybai įsimaterinti, materializuotis, bet taip pat jį gali ir išsiskaidyti.
Jaučiu dabar kūrėjo palaikančią energiją, sako, procesas įėjo, kaip suprantu, gal įėjo į Žemės materinę ašį. Tikslingumo duotybė įaktyvinta mumyse. Priminimas, kad veikiu ir dirbu kūrėjui ir tikslingai visumai. Tam pareikalaus tam tikrus pokyčius kiekviename iš mūsų, nes vis dar erdvėje jaučiasi tam tikri prisirišimai prie savęs matymo, prieš savęs suvokimo, veiklų pobūdžių, kintamumo dėsnis įneš pokyčio ir tik tai galės įsimaterinti ant tos tvirtos tikėjimo, pasitikėjimo energijos, skraistės erdvės, kad tame kvante kurtum iš to pakitusio aš. Jau net nereikia kurti, ten jau yra tos visos galimybės aktyvuotos. Nešti viršugalvis. Oi. Gali tiesiog įkvėpti per burną kaip šiaudeliu ir iškvėpti. Kelis kartus, neskubėdant, nekupšauk. Vyksta integracija. Per aktyvuojasi, per pėdas, per odą tiesiog eina srautai materija, tam tikri šiurpsta oda. Nuimami tam tikri rūpesčiai, kaip protas susirūpinęs.
Smarkiai plaka širdis, tarsi padidėjęs pulsas, padidėjęs tai ramybės energijos. Tyrumo vandenis, simaudykim tyrumo erdvėj, tyrumo vandenyne, panerkim į patį dugną tyrumo ežerą. Nedaryk projekcijų iš senos realybės per seną žinojimą. Kuo vyresnė būtis tavo dabarties akimirkoje, tuo magnetizmo skalė, veikimo magnetizmo skalės, kurį jūs vadinate sėkme, skaičiukas didesnis. Kiekvienas iš jūsų jau dabar žinote ir esate tikslingumo mintyje. Ir tai nėra kažkokie ypatingi, didingi žygdarbiai. Tyrumo energija, tikslingumas gali būti su meile išvirti kopūstienę, su tuo tyrumo dažniu, iš to tyrumo dažnio. Ne kiekvienas iš jūsų dar esate pasiruošę 100%, 100% išskleisti tą naują galimybę, bet kaip rodo tokį ratą su tais procentais, vis nesupratau apie ką tai, bet tai rodo, kad ir 10%, ir 5% padaryti pokytį tikslingumo link yra labai daug.
Kaip atpažinti, ar veikiu tikslingai ar ne, tai tiesiog pajausti širdyje, ar šis įprotis prisideda prie tikslingo visumos bendrakūrybos, ar jis yra iš senos realybės, iš kūno, ego, iš sielos troškimo. Pavyzdžiui, vakar būnant pas Dalytę Rokose, naujos visatinės realybės erdvėje, šventė ryšys su gamta, buvo 2 dalys, buvo pirma meditacija, paskui buvo važiavimas, palaiminto vainiko perdavimas į upės vandenis, tyrumo vandenis, dėkingumą, tyrumą. Ir kadangi mano fizinis kūnas buvo truputį pavargęs, meditacijos pabaigoje tokia šmėstelėjo mintis, ai, nevažiuosiu, pasiliksiu šioje erdvėje. Nevažiuosiu aš prie to tilto. Bet pasibaigus meditacijai, tos minties kaip ir nebeliko, tiesiog ramiai, iš vidinio žinojimo, sėdau su bendražygiais ir važiavau. Ir būtent būnant prie antros upės įvyko gana stiprus asmeninis procesas, kur aktyvavosi manyje tam tikra absoliutinė sąmonės dalelė. Tai vat kartais ir gana dažnai mano pasąmonės noras pasaugoti fizinį kūną, įprotis manyti ir jausti jį esant silpną, sustabdo tam tikrą tikslingą veiksmą. Aišku, tai reikia atpažinti, susivokti, kur yra ta tingėjimo ar pasąmoninė programa, kuris įjungia. Neforsuoti, o jausti širdimi, kur iš tikrųjų reikia poilsio, o kur yra tik įprotis, klaidingas savęs suvokimas, nes mūsų sveikatos sąmonė susilieja su ta nauja gyvybinė, su nauja gyvenimo sąmonė, su tos naujos energijos, tos naujos bendrakūrybos sąmonė ir automatiškai jį persilieja naujų dažnių ir mūsų sveikatos sąmonė kinta, bet kad tai įvyktų, mes irgi turime keisti tam tikrus įpročius. Pavyzdžiui, prieš kokius 2 metus buvo užfiksuota mintis, kai viena moteris suka lanką ir taip ir paliko, galvoju, o kaip būtų faina. Ir vieną savaitgalio popietę vaikščiojant po Lietuvos turgų pamačiau lanką ir atėjo aišku žinojimas, kai turiu nusipirkti. Ir dabar kaskart pasuku jį po kelias minutes ir mano kūnui, fiziniam kūnui tai labai patinka, nes vienu momentu buvo pradėjęs skaudėti klubo sąnarys ir visiškai netikėtai sukant tą lanką šitas skausmas dingo ir jaučiu kaip yra įsižeminimas, aktyvinamos tam apatinės čakros. Tai va, tokie mini žingsneliai, kurie veda mus į stabilumą, į tą susiliejimą, į naujumą. Na ką, jaučiu, kaip energetinis procesas lyg ir pasibaigė. Taigi kviečiu tave, jeigu jauti, jeigu atliepia širdis, jeigu yra kvietimas prisijungti į asmeninę mentorystę, 10 asmeninių sesijų, sumokant iš karto 200 eurų ir padėsiu, palaikysiu tave keliaujant į subtilųjį pasaulį, savo vidinę erdvę. Žmonės sėkmingai keliauja, susivoksta, kartu kūrėme, padedame vieni kitiems ir atpažinti energijas, atpažinti procesus, susitikti su mokytojais,
kurti, sveikti, įgyti to daugiau subtiliosios erdvės pajautimo, atpažinimo energijų. Ir tuo pačiu tai palaikysi mane, nes turiu tam tikrus įsipareigojimus, dar vis mokinuosi būti mokykloje, o dabar atostogauju. Ir kaip tik viena siela baiginėja tą asmeninę mentorystę, tai galiu pakviesti vieną žmogų. Taip pat kviečiu į asmeninę sesiją. Ir jeigu nori vienos, 35 eurai. Jeigu norėtum 3, nes visada rekomenduoju mažiausiai 3 sesijas, kad išjausti ir pajausti pokytį savyje, įsivardinti, tai 75 eurai. Jei jauti ir nori turėti mainos, taip pat kviečiu palaikyti mane šiame etape finansiškai. Ir atliep, kaip vyko šis procesas, buvo labai gilus, stipru, gal atėjo kažkoks suvokimas, pasidalink, nes jaučiau, kaip kūrėme kartu, kūrėme šiame procese kartu ir buvome visi lygiaverčiai ir esame visi lygiaverčiai. Ir ačiū, kad esi. Vakar buvau įkvėpta paskaičiuoti, tai jau 10 mėnuo sekmadienių transliacijų. Ketinimas yra transliuoti visus metus, o paskui bus kažkoks pokytis ir žiūrėsiu, kaip kuris ves. Tai iki malonaus, ačiū, kad esi ir lauksiu atliepimo ar viešų komentarų, ar asmeninė žinute. Ir ačiū, kad esi, kad kūrėme ir iki malonaus.